Sveiki visi, ar kada nors esat bandę darytis duonos riaugą? Aš jums šitam video parodysiu, kaip reikia pasidaryti. Mums reikės vieno obuolio, 300 g vynuogių, viską supjausite mažais gabaliukais ir sudėkite į indelį. Imkite 10 g razinų ir taipogi jas sumeskite į indelį. Dabar ties viską užpilkite vandeniu, jums reikės 220 g, reikės 50 g jogurto ir viską išmaišykite. Į indelį su vaisiais ir jogurtu sudėkite 200 g miltų, įdėję 200 g miltų, viską tiesiog dar kartelį išmaišykite, kol gausis vientisa masė. Indelį dabar galite uždaryti ir palikti 24 valandom ant stalo. Sugrįžę po 24 valandų, savo indelyje turėtumėt pamatyti mažus burbuliukus. Tiesiog viską išmaišykite, kad gautųsi vientisa masė, uždarykite indelį ir palikite dar 24 valandom. Sugrįžę po 24 valandų ir atidarę indelį pamatysite, kad jūsų indelyje burbulai yra dvigubai didesni negu buvo vakar. Tai yra labai geras ženklas. Tai reiškia, kad fermentacijos mikroorganizmai yra gyvybingi ir pilni energijos. Kadangi tai yra gyvusios bakterijos, mums reikės jas pamaitinti. O jas pamaitinti yra labai paprasta. Mums reikės 50 g miltų ir 40 g vandens. Viską išmaišysim ir uždarysim indelį ir paliksime dar 24 valandom. Šiandien yra 5. fermentacijos diena ir tai yra paskutinė diena. Į kitą indelį dėsim 60 g fermento, 60 g miltų ir 60 g vandens. Dabar tebeliko viską gerai išmaišyti ir padėti 2 valandom į šoną ir galėsite jį naudoti. O jeigu norite pamatyti pilną video, užsukite į mano YouTube kanalą, aš ten jūsų lauksiu.